Kovo 2 dieną Šiaulių vyskupijos pastoracijos centre vykusių Švento Kazimiero iškilmių Šiauliuose metu Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos moksleivis akordeonininkas Motiejus Dudnikas buvo iškilmingai paskelbtas Švento Kazimiero ordino Angelo globėjo nominacijos laureatu. Jo mokytoja Marytė Markevičienė. Aš džiaugiuosi kiekvieno savo mokiniu, kiekvienu pasiekimu, nors tai būtų ar labai mažas, ar labai didelis pasiekimas. Jis man yra labai brangus ir tai skatina mano mokinius toliau dirbti. Repertuarą mes grojame patį įvairiausią. Grojame nuo klasikos iki šių dienų autorių. Grojame tai, ko reikia mūsų klausytojui, grojame tai, ko reikia mūsų pastoviam vystymosi tobulėjimui. Stengiamės žengti kiekvieną dieną vis pirmin, vis su nauju repertuaru. Didelį dėmesį skiriu jų pačių interesams. Koncertą vedė Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokytoja Raimonda Sleižienė ir aktorius Vladas Baranauskas. Šiaulių apskrities Švento Kazimiero ordino komtūrija daro gana palyginus daug renginių. Jaunojo globėjo premija kiekvienais metais yra skiriama Šiaulių miesto jaunajam atlikėjui, kuris jau yra pasižymėjęs respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose. Iš idėjos tai turi būti ryškus menininkas, o Šiauliuose tokių menininkų yra labai daug. Ir tai vyksta iš tikrųjų didelis konkursas. Mes šiais metais paskelbėme per visas muzikos mokyklas, dailės mokyklas, Juventus, Dagilėlį, kviesdami visus pateikti savo kandidatus. Ir iš tų kandidatų mes atrinkome vieną. Šių metų Švento Kazimiero ordino Angelo globėjo nominacijos laureatą įkvėpė Martynas Levickis. Švento Kazimiero ordino suteiktas man apdovanojimas reiškia be galo daug. Tai yra dar vienas įvertinimas mano sunkaus darbo ir tai yra didžiulė paskata mane siekti vis daugiau ir dirbti toliau ir stipriau ir viską daryti dvigubai geriau negu darau dabar. Akordeonas atsirado mano gyvenime gan netikėtai. Aš visą laiką labai mėgau sportą, mėgau matematiką. Ir vieną kartą aš ryte gulėdamas lovoje per Labas rytas Lietuvą pamačiau, kaip groja Martynas Levickis ir man labai patiko vienas jo kūrinys ir sužinojęs, kad jo mokytoja čia yra Šiauliuose, aš nežinau kodėl, bet aš labai nustebau ir aš norėjau be galo groti akordeonu. Renginio metu taip pat buvo apdovanoti kadenciją baigęs Švento Kazimiero ordino Šiaulių apskrities komtūrijos komtūras Švento Kazimiero ordino riteris Kazimieras Celestinas Alminas, ordino narė Izolina Natalija Lingienė, Šiaulių kamerinio orkestro kameratas Solarius koncertmeisterė Jūratė Stakvilevičienė, kompozitorius minintis jubiliejų Jaroslavas Cechanovičius. Šiandien esu nustebintas ir sužavėtas šito koncerto, kuris buvo skirtas kaip tik Šventojo Kazimiero garbei. Ir mes džiaugiamės, kad mūsų Šventasis Kazimieras, Lietuvos ir jaunimo globėjas, šiandieną mums šviečia kaip nepaprastos meilės šviesa. Ir iš tiesų, kada žvelgi į jį ir supranti, jog jisai sakė, kad po Dievo labiausiai reikia mylėti tiesą ir teisingumą ir eiti šituo keliu, tai mums visiems, ne tik tai čia susirinkusiems, bet visai Lietuvai labai svarbu žodžiai. Tai džiaugiuosi tuo ir trokštu, kad Šventojo Kazimiero dvasia, jo meilė, jo ištikimybė Dievui, tautai, bažnyčiai spinduliuotų ir mūsų širdyse, ir mūsų Lietuva prisikeltų naujam tiesos, meilės ir džiaugsmo gyvenimą. Pabaigoje liejosi palinkėjimai optimizmo ir tikėjimo. Kaip aktorius, kuris išdirbęs jau daugelį metų Šiaulių dramos teatre, norėčiau visiems palinkėti kūrybos. Kūrybos visur, teatro scenoje, kūrybos į tą pačią mokyklą einant, kūrybos rengiant savo koncertinės programas, į bibliotekas, į bažnyčias, vien neužsidaryti savo nedidelėje terpėje. Renginyje dalyvavo ir Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos moksleivis Povilas Ušinskis, mokytoja Raimonda Sleižienė, taip pat mokytoja Greta Karnatkienė, gimnazijos absolventė Adriana Balsytė, Romualdas Juzukonis, Eglė Biveinytė, Sigitas Vaičiulionis ir Šiaulių kamerinis orkestras kameratas Solarius, meno vadovas ir dirigentas Vilhelmas Čepinskis.